Trečioji mūsų stotelė kainų reido apie bulves. Tai trumpas intarpas. Padarėm birželio mėnesio kainų tyrimą. Matom, kad visas maistas brangsta. Iš principo atpigo tik tai bulvės ir arbata. Tai toks juokingas posakis, jeigu valgytume bulves ir gertume arbatą, tai jokio infliacijos poveikio mes nepamatytume. Tai praeitais metais, kai mes fiksavome bulvės, jų kaina buvo 28 vidutiniškai, šiemet fiksuodami pamatėm, šiek tiek kritimą, 65 centai vidutiniškai. Tai dabar darom kainų reidą, kad parodyti, kokios kainos yra prekybos tinkluose. Jau aplankėme Maksimą, ten pigiausios bulvės buvo 65 centai lietuviškos ir iki ten pigiausios bulvės buvo 90 centų irgi lietuviškos. Tai dabar mes randamės Rimi parduotuvėje. Na ir situacija čia neaišku, ta prasme, yra iš tikrųjų ar šviežios ar nešviežios bulvės, bet jų ir nėra. Tai lietuviškos bulvės 45 plus dydis 59 centai, kilmės šalis Lietuva, bet jos dar turbūt laukuose arba sandėly važiuoja. Čia reikia dar atkreipti dėmesį, čia specialiai galbūt ir neparašyta, ar jos šviežios ar nešviežios. Tai yra tas periodas, kada bulvės keičiasi iš senojo derliaus į šviežias, naujo derliaus bulvės. Tai čia įvyksta tam tikras pasikeitimas ir pabrangimas. Taigi čia neaišku, ar čia šviežios, ar čia seno derliaus, 59 centai, orinės bulvės. Turbūt dabar šviežios bulvės 40-60 mm, pirma klasė, kilmės šalis Lietuva, euras 15, parašyta gera kaina, nors, kaip ir minėjau, yra geresnių, ir kokybė tokia šiaip savo, iš tikrųjų pažaliavusios, jų čia turbūt ir trūkumas yra. Ir kitas pasiūlymas, šviežios lietuviškos fasuotos bulvės, 35 plus, antra klasė, euras 35 kilogramas. Tokios kainytės. Taigi tiek iš Rimi ir dabar turbūt važiuosime į Lidlą.